Na, o aš esu Ramutė. Man vardą davė baba. Bet taip gyvenim susiklosti, kad aš daugiausia augau su močiute. O mano močiutė į dėduks buvo kilę dabar, kur banguoja Kauno Marias. O gyvenom tai Klaipėdos krašte. Kai augau, darželių kaime nebuvo. Tai visą vaikystę mane ir auklėje kartu. Sakė, nuo 3 metų vedėsi daržą ravėti. Daržas tai daržas, o bulvių vagelė, močiutė 3, aš 1. Taip man ir visą Bibliją supasakoja. Na, o labiausiai man įstriga vaikystės pasakojimai apie laumes. Tai sako, kai gyvena ant Nemuno krašto, tai tos laumės būdavo labai gražios mergelės. Aukso plaukai žibėja, žvaigždės kasose spindėja. O jau balsai būdavo, kai uždainuodavo, tai visus pakrantės apstingdavo. Na, o kaime bernai po naktigonės sugalvoja pasiklausyti tų laumų dainų. Sako, jau pasižiūrėsim, pasiklausysim, bet žinoja, kad laumės dainas yra labai pavojingas. Jos gali negyvai užliuliuoti ir į gelmę nusivesti. Tai vienas smarkiausias bernas pasėmė degutą, pasėmė medaus ir vašką, susitaisė košaliną ir užsiklijavo savo ausis. Liepė bernams kitiems pririšti jį prie to medžio, o kitiem pabėgti. Tai bernai klausės, taip žiūrėjo, kad norėjo baisiai ištrūkti tas pririštasis, bet niekaip negalėjo. Tai va jį ir išgelbėjo tik tai tie dideli šniūrai. O laumės baisiai perpikusias, kad nepavyko nuviliuoti to berną į gelmę, kultų vis sudaužė. Bet tai čia yra apie jaunas laumės. O senas laumės buvo raganom vadinamos. Ir dažnai prie žvėryną rasdavom laumių pirštus. Tai tie laumės pirštai nekas kita kaip dantis. O tie laumių dantis atsirasdavo ne iš bet kur. Kai sena laumė norėdavo skristi, ant šluotos jau nebepajėgė. Jinai pasiimdavo bičių avilį, išėsdavo medų ir tada įsėsdavo į tą avilį, su aviliu skrisdavo. O laumių dantis, kaip gerų graužikų, niekada nedėjo. Tai jie iškrent ir nauji vėl ataugo. Tai bet tie dantis būdavo stebuklingi. Sako, jeigu tu jų pagramdysi, užpilsi verdančių vandeniu, turėsi vaistų nuo visų ligų. Tik jų padauginti negali, nes gali durns palikti. Na, o dar vieną pasaką, tai gal ne apie laumės, o, sako, pradžia prasidėjo, iš kur ta žemė mūsų atsirado. Tai, sako, senovėj žemė buvo plokščia, kaip sala. Tai vienoj pusėje gyvena dinozaurai, kitoj pusėje iš apačios žmonės. Kai meteoritas didelis pataikė į žemę, tai gavos kukulaitis, kurio viduje dinozaurai, o aplinkui mes žmonės gyvenom.